Pusrytukai, dar liko nuo Velykų štai tokių kiaušinių. Buvom apsipirkti, taip, dabar saulutė pašvietė. Tai nusipirkome su vyru kokteilį, pieno kokteilį su ledais. Na ką, parodysiu jums savo pirkinius naujus. Euroko štai tokius kvepalus savo nusipirkau. Ir Eurokos paėmiau dulksną kvapų, tėjai, čia plaukams ir kūnui, Elina Gulaką, žiūrėkite, koks mielas. Ir anukėliai dušo žalė šampū. Pepko parduotuvėje štai tokią maikutę, man jinai taip patiko. Ir aš visą maišą savo ir vaikam pas Neringą apsipirkau, ji turi savo parduotuvę. Žiūrėkite, štai tokios kojinytės Elijai. Jos čia įvairios. Aha, ir tu nori pasimatuoti kojines. Ir va tokias va, labubų. Elijai rankų kremas ir lūpų balsas. Štai tokią savo palaidinę aš nusipirkau, jinai plonytė ir man po liemenę, o dabar va šiandien labai saulutė kepina. Tai toks va, džemperiukas, papirko šitie blizgiai. Ir štai toks va, megztukas, plonytis. Žiūrėkit. Kokios gražios rankovės. Ir dar savo tokią va, maikutę nusipirkau. Perliukai tokie. Elijai skėtis. Vyrui štai tokie šortai ir toks džemperis. Tėjai prie veido prisitaikanti pudra. Kvepaliukai jai. Štai tokie. Alicai. Štai toks laimas. O čia tėjai, sakiau, pudra, čia tonalinis. Bet žiūrėkite, kokia pakuotė įdomi. Drugelis. Matot. Ir pačio įdomiausio nufilmavau pas Neringą, pasimiau, štai žiūrėkite, rinkinys kilimėlių. Tai dabar išsitiesiu pas save vonioj, WC. Šiandien Alica per technologijos pamoką štai kaip kiaušinius numargino, kaip tik sekmadienį atvelykis. Žiūrėkit, kaip žmonės susitvarkė, kaip gražiai pasipuošė. Nu ir ką, ko neini? Bėg pasirodė. Po lauko iššalkom.
Nupirkome mes Elijai šią striukytę, jinai norėjo būtent tokios. Štai kaip pražydo mano gėlytė.